tai ką, sveiki visi, šiandien spalio 10 dieną vyksta mokykloje mock rinkimai, tad pažiūrėkime, kaip moksleiviams sekasi. Labas Akvilė, kas nusprendė jūsų apsisprendimą pasirinkti tą kandidatą? Mano kandidatas yra aktyvus visuomeninėje veikloje ir taip pat labai gerai bendrauja su jaunimu. Todėl jis ir gavo mano balsą. Šaunu. Tai sveiki, ar turiu klausimų jums? Ar domitės politiką? Kiek istorijos mokytoja Širkienė papasakė, tiek žinau. Sveikas, Pijau. Labas, Alda. Ar reikėjo susimastyti, ką rinktis? Tikrai net labai akivaizdus pasirinkimas vienas kitais. O ar buvo verta už tai balsuoti? Be abejo. Sveiki, kaip manote, kiek procentų susirinks mokinių balsuoti? Aš manau, kad šiandien balsavimo skaičiai viršys lūkesčius iš tikrųjų. Pagal dabartinį srautą matome, kad trečdalis mokinių realiai jau prabalsavo, kurių ir tikėjomės. Laukia dar trečia ilgoji pertrauka. Iš jos ir pamatysime, kiek procentų šiandien susirinks balsuoti. Tikimės didelio srauto. Ačiū labai. Sveiki, mokytoja. Kaip jūsų rytas šiandien? Labai puikus, nes matau tiek daug aktyvaus jaunimo, kuris šiandien pas mus balsuoja. Mokinių taryba!